Just2Trade Akademija. Sveiki, mieli prekybininkai. Dar vienas mokomasis vaizdo įrašas apie MetaTrader 5, o šiame vaizdo įraše apžvelgsime diagramas ir jų nustatymus. Pirmiausia, susipažinsime su elementais. Apačioje turime laiko skalę. Dešinėje yra kainų skalė, viduryje pati diagrama. Tvarkaraštis gali būti kelių tipų. Juostos, japoniškos žvakės ir linijų diagrama. Žvakės yra informatyviausios, išsirinkime jas. Pereikime prie šios diagramos suasmeninimu. Norėdami tai padaryti, spustelėkite jį dešiniuoju pelės mygtuku. Eikite į skyrių ypatybės ir čia atlikite nustatymus. Bendras skirtukas. Mes jau pasirinkome diagramos tipą. Poslinkį ir automatinį slinktį peržiūrėsime vėliau. Daugiau nieko įdomaus šiame skirtuke nėra. Rodyti. Čia galite įjungti arba išjungti įvairius diagramos elementus. Paskutinis skirtukas yra spalvos. Yra 4 iš anksto nustatyti raštai: geltona ant juodo, žalia ant juodo, juoda ant balto ir spalvota ant balto. Renkamės juodą ant balto. Taip pat galite keisti bet kurį elementą, kaip norite: foną, tekstą, tinklelį, juostas ir pan. Standartinius nustatymus paliekame jums ir spustelėkite gerai. Sukūrę diagramą galime išsaugoti ją kaip šabloną, kad vėliau galėtume pritaikyti kitoms diagramoms. Norėdami tai padaryti, eikite į skyrių diagramos. Šablonai. Išsaugoti šabloną. Ir duokite jam pavadinimą. Išsaugoti. Dabar, kai atidarome kitas diagramas, jos atidaromos naudojant standartinius nustatymus. Bet mes galime pritaikyti šablonus. Pasirinkite diagramos. Šablonai. Ir rinkitės mūsų. Tai galime padaryti su bet kokiu grafiku. Dabar pažvelgsime į diagramų įrankių juostą. Priartinimo mygtukas. Sumažinkite grafiko skalę. Grafų išdėstymas mozaikose. Jei turime kelis grafikus, galime juos perjungti viso ekrano režimu arba analizuoti juos vienu metu. Norėdami tai padaryti, spustelėkite šį mygtuką ir pamatysite rezultatą. Kiekvienai diagramai galite pritaikyti savo šabloną. Tęskime darbą su vienu grafiku. Svarbus mygtukas yra automatinis slinkimas. Jei mums reikia peržiūrėti kai kuriuos praėjusių laikotarpių duomenis, negalėsime to padaryti, kai įjungtas automatinis slinkimas. Nes kai už kiekvieną varnelę gausime naują kainą, mūsų grafikas suksis į pradžią iki paskutinės žvakės. Jei išjungsite automatinį slinkimą, galite dirbti su diagrama bet kuriuo laiko intervalu. Kitas mygtukas yra slinkti grafiką iki galo. Jei ši funkcija išjungta, diagrama brėžiama šalia kainų skalės. Spustelėkite jį. Dabar turime laisvos vietos kai kuriems grafiniams elementams kurti. Tarkime, grafiniai analizai. Pasinaudokime kanalų įrankiu. Tokiu būdu galėsime stebėti dabartinį kainų judėjimą kanale ir numatyti būsimą judėjimą, taip pat matyti, ar kaina neperžengs kanalo ribų, kad būtų galima tendencijos pasikeitimo. Kitas įrankis yra vertikalios linijos su laiko nuoroda. Taip pat galite nubrėžti horizontalią liniją susietą su kaina. Galime pakeisti bet kurį diagramos grafinį elementą. Norėdami tai padaryti, spustelėkite jį dešiniuoju pelės mygtuku. Eikite į skyrių savybės. Galime pakeisti linijos spalvą, tipą ir storį. Kitame skirtuke galime rankiniu būdu nustatyti reikšmes ir laiko intervalus, kad būtų rodoma ši eilutė. Spustelėkite gerai. Jei turime ištrinti bet kurį elementą, spustelėkite jį dešiniuoju pelės mygtuku. Trinti. Jei jums reikia ištrinti elementų grupę arba tuos elementus, kurių dabartiniu laikotarpiu nematome, eikite į skyrių objekto sąrašas ir po vieną ištrinkite reikiamus elementus. Kitas dalykas, į kurį žiūrėsime, yra rodiklių pridėjimas. Norėdami tai padaryti, eikite į skyrių įkelti. Indikatoriai. Yra 2 tipų rodikliai. Yra tokių, kurie sutampa su grafiku. Tarkime, tai bus parabolit. Pasirenkame, atsidariusiame lange matome nustatymus, kuriuos galime keisti. Mes patvirtiname. Atitinkamai tokį rodiklį turime. Taip pat yra indikatorių, pavyzdžiui, volumes, kurie rodomi autonomiškai atskirame lange. Galime pakeisti lango aukštį. Ir jei mums reikia ištrinti šį indikatorių, spustelėkite jį dešiniuoju pelės mygtuku. Šalinti indikatorių. Arba diagramoje einame į skyrių indikatorių sąrašas ir tokiu pat būdu rankiniu būdu galime ištrinti. Paskutinis dalykas, apie kurį norėčiau pakalbėti šioje pamokoje, yra kalendorius. Kalendoriuje rodomos naujienos iš tam tikrų šalių, kurios gali turėti įtakos tam tikrų priemonių kainų svyravimams. Tai labiausiai paveikia valiutų poras. Čia mes galime juos visus pamatyti.
Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėję galime surūšiuoti ir pašalinti nereikalingą informaciją, pasirinkti mums įdomius įrankius iš kokių šalių. O svarbiausia – prioritetas. Išplėskime sąrašą naujienomis su žemu prioritetu. Jei mus domina naujienos tam tikra valiuta, galime pamatyti, kaip pasikeitė šios priemonės kaina naujienos paskelbimo metu. Taip pat galime savo priminti apie būsimas naujienas. Norėdami tai padaryti, paimame naujienas, kurios bus išleistos tam tikrų metų ir perkeliame jas į diagramą. Priminsime apie šios naujienos išleidimą.